Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Petrai Plumpa, dėkojame už galimybę su jumis susitikti. Šiandien yra 2023 metų lapkričio 3 diena ir kalbame su pasipriešinimo dalyviu, religiniu mąstytoju Petru Plumpa. Savo rezistencinę veiklą jūs pradėjote kaip paauglys. Gal galite papasakoti apie savo tėvus, senelius, savo gimtąsias vietas, Ratkūnų kaimą, Pandėlį, Suvainiškį? Esu gimęs 39 metais nepriklausomoje Lietuvoje, per 3 karalius sausio 6 dieną. O 3 karaliai tai yra, žmonės, kurie pagal dangaus ženklus atpažino Dievo sūnaus gimimą, karaliaus gimimą, naujo didžiojo karaliaus. Tai reikia pasakyti, kad šitas 3 karalių toks astronominis bruožas ir manyje atsispindėjo. Jau nuo pat vaikystės labai domėjusi dangaus šviesuliais, žvaigždynais ir vėliau po kiek tai metų lageriuose netgi žvaigždynų studijavom, teleskopą buvom pasidarę, Saturno žiedus net matėm. Tai čia vaikystė ankstyvoji. Šiaip mano tėvai yra iš to krašto kilę. Prosenelis Gasiūnas buvo Mykolas, laisvas valstietis, bet jis prasiskolinęs buvo dvarininkui vietiniam, Kamarauskui. Ir jam, kai reikėjo grąžinti skolą, jisai nesugebėjo, tai ponas plakdavo jį ir liepdavo bučiuoti ranką, jis vietoj bučiavimo apspjovė jį. Tai ponas jį paprašė, apkaltino valdžią, su valdžios pagalba ištrėmė jį į Sibirą 25 metams. Tai yra, jį ištrėmė, kai jam buvo 50 metų, jis atsėdėjo tos 25 metus ir sugrįžo. Ponui net gaila pasidarė jo, kad jis šitiek metų atsėdėjęs sugrįžo iš katorgos ir davė maždaug hektarus desincinam vadinamų apsėto lauko. Ir ten tas prosenelis įsikūrė, pastatė sodybą, tai toj sodyboje ir senelis mano užaugo, ir tėvas gimė, ir mes vaikai užaugom toj sodyboje. Tai aš prisimenu 44 metus labai ryškiai, pavasaris buvo, tikrumoje tai buvo, kai generolas Plechavičius surengė, akciją Lietuvos išvadavimo ir pakvietė vasario 16 dieną stoti į laisvės kovotojų armiją. Tai vakare susirinko daug žmonių iš kaimo apylinkės išlydėti mano brolių į tą kariuomenę. Jie abu savanoriai stojo. Albertas vyresnis, jaunesnis Jonas. Ir visi sustoję sugiedojo giesmę labai gražią. Aš tada nežinojau, kad tai Lietuvos himnas. Kitą dieną ausyse skambėjo visą laiką. Po kurio laiko jie grįžo iš tos armijos, kadangi vokiečiai juos išvaikė, nes jie nenorėjo eiti kariauti į Rusiją, o tik tai kovoti už Lietuvos laisvę. Tai vasarą užėjo jau rusų kariuomenė į Lietuvą ir juos pradėjo gaudyti jaunus vyrus į kariuomenę rusų, irgi per prievartą.
ir juos paėmė į kariuomenę, abu brolius. Tai jie nusprendė, kad kariauti, jeigu nekovojam už vokiečius, tai nekovosim ir už sovietus. Ir jie nusprendė pabėgti. Bet tą naktį, kai jie buvo susidarę pabėgti, juos išskyrė, tai vyresnis brolis Albertas pabėgo su draugu ir į tėviškę grįžo, o jaunesnis brolis Jonas taip ir liko fronte, pateko į vokiečių nelaisvę ir iki karo pabaigos Kuršo nelaisvė išliko. Tai vyresnis brolis Albertas jau namuose partizanavo, įsitaisė bunkerius, žvyrduobėse, kapinėse, lauke. Ir dabar 45 metų pavasarį aš, pavyzdžiui, su broliu, mes buvom kelis metais jaunesni, žymiai maži dar, man buvo 6 metai, nešdavom valgyti į bunkerį per Rugių lauką, kad nematytų kaimynai. Mes maži ir kaimynai negali matyti. Tai nunešam, grįžtam atgal. O jie naktimis išeidavo ar keliom dienom iš tų bunkerių, dalyvaudavo kai kuriuose akcijose partizanų. Panemunio miestelį, užpuolė Stribyną, užėmė tą miestelį, sunaikino dokumentus, visą kitą. Tai buvo dar rudenį 44 metų gruodžio mėnesį. Paskiau juos apsupo ant tokio kalno Jutiškio, bet jie atsilaikė, iššaudė kulkosvaidininkus ir pabėgo. Išsiskirstė apie 300 partizanų buvo tuomet ten jų mūšis. Visą tai pasakojo vyresnis brolis Albertas apie tai. Jie išsiskirstė grupelėmis, tai jų grupelė 8 žmonių apsupo miške ir žuvo 3 partizanai, o brolis su kitu draugu pabėgo ir sugrįžo pas mus į namus ir įsitaisė bunkerį namuose jau. Apgulvėmis. Ir pavasarį įsitaisė kapinėse ten bunkerius ir žvyrduobėse, kelis turėjo, bet viena kaimynė atsitiktinai užuodė dūmus tabako, pasislėpusi nuo lietaus kapinių pakraštyje. Pasirodo, pasislėpė ties bunkerio vietą, nežinodama. Ir užuodusi tą kvapą, jie atsekė, kad ten eina vamzdys iš po žemės, kad ten tikriausiai bunkeris. Ir jį pranešė rusų garnizonui Latvijoje, kad ir yra galimas bunkeris. Ir naktį apie 70 NKVDistų atėjo, išbadė visas kapinės ir nerado. Tai ta moteriškė atėjusi pirštų parodė, kur reikia ieškoti. Ir surado juos, o jų buvo tuo metu, jiems buvo pranešta, kad atvyksta į miestelį garnizonas, atvyksta NKVDistai. Tai jie tą naktį nusprendė pasislėpti bunkeryje vienam artimesnį mano namų ir tam bunkerį nebuvo ginklų. Čia veiksmas vyksta kurio miestelio kapinėse? Su Vainiškiu. Ir tame bunkerį nebuvo ginklai, buvo palikti kitam bunkeryje. Ir juos, kai užtiko NKVDistai, jiems beliko tik pasiduoti, nes ginklų nebuvo, nei vieno ginklo neturėjo. Jie vienai nakčiai atsigulė. Gal iš dalies tai buvo ir sėkmė jiems, nes jie juos nuteisė ir tėvą kartu suėmė. Tardė ten vietoj, kur daugiau yra bunkerių, kur banditai atseit yra, jie nieko nežino. Tėvai liepė įsikast duobę, sušaudyti, bet tėvas nieko nežino irgi. Ir aišku, nešaudė. Juos į Daugpilį išvežė,
paskui Vilnių ir nuteisė tik 5 metam, tik tai kadangi nebuvo ginklų, nerado. Šiaip jau būtų 25 nuteisę metų. O apie jų veiklą partizaninę niekas nepaliudijo. Na tai tokiu būdu jie komilageriuose, paskui totoriuose lageriuose 5 metus atsėdėjo, brolis iki 50 metų sugrįžo. Kokie buvo brolių slapyvardžiai partizaniniai? Neturėjo, bet man tokio nesakė. Gal ir turėjo, bet nesakė. O dokumentuose aš šitos neradau, nepastebėjau. O kitas brolis tai grįžo iš nelaisvės jau karui pasibaigus. Ir ten turėjo po 6 metų tarnauti kariuomenėje. Bet kai jis sugrįžo, jau 50 metais, reiškia, vienas ir abu jie tokie buvo antitarybiniai, nusiteikę patriotiškai. Tai 51 metais vyresnis brolis Albertas sužinojo iš draugų Suvainiškio miestelio, kad atvažiuos stribai suimti jo už antisovietinę agitaciją ir veiklą. Na tai jis pasitraukė ir pasislėpė ir pradėjo slapstytis nuo to laiko. Iš tiesų atvažiavo tie stribai, bet nieko nerado. Antras Jonas brolis, reiškia, irgi užsiėmė agitaciją ir propagandą. 52 metais jį atvažiavo stribai, suėmė ir nuteisė 10 metų kalėjimo ir į lagerius išsiuntė Archangelską. Dabar Albertą taip pat suėmė antrą kartą, kadangi buvo paskelbta, kad partizanai, kurie buvo miškuose, jiems reiškia amnestija yra. Na tai brolis irgi prisiregistravo ir įsidarbino, bet savo įpročio antisovietiškai agitacijai nemetė. Tai yra žodinė tokia, nuolatinės reiškia kalbėjimas prieš sovietų valdžią. Atvažiavo, jį suėmė ir nuteisė 10 metų. Jie abu broliai sėdėjo. Bet jie neatsėdėjo 10 po Chruščiovo nuėmimo. Juos išleido, kadangi jie ginklų neturėjo. Tai antra kova buvo neginkluota, o buvo žodinė. Tai tokia disidentinė galima. Pirmieji disidentai, galima sakyti, buvo tokie žodiniai. Na va, tai šitas jų pavyzdys mane, pavyzdžiui, labai paveikė. Ir todėl Suvainiškio mokykloje, jau man kai buvo ten jau 13 metų, 14, mes jau su moksleiviais būrelius sudarydavom. Vienas moksleivis ant lentos užrašė mokyklai tokį šūkį rusiškai «Возьми лопату, копай себе могилу». Čia yra komjaunimo santrumpa, VLKSM. Pasiimk kastuvą ir įsikas savo duobę. Reiškia, toks yra, reiškia, komjaunuolio likimas bus. Tai mus ten tardė 51 metais. Man buvo tada 12 metų. Ir jie, reiškia, norėjo sudaryti bylą. Ir draugą tardė, draugas buvo iš tremties grįžęs. Ir būtų gal sudarę bylą, bet pasirodo, kad to draugo dėdė yra mokyklos direktorius. Na, tai direktorius pasirūpino, kad nutraukta byla ne tik tam jo sūnėnui, bet ir man. Bet mes tada pradėjom leisti laiką. Pandelyje vidurinėje mokykloje susikūrė antisovietinė grupė.
moksleivių ir pradėjo leisti laikraštėlį Laisvės balsas. Ir tame laikraštėlį aš jau, tai jisai 55 metais tas laikraštėlis įsteigta. To laikraštėlio redaktorė buvo rajono švietimo skyriaus inspektoriaus duktė, Gaškaitė Nijolė. Na ir mes ten rašydavom straipsnius, eilėraščius į tą laikraštėlį. Iki 56 metų tas laikraštėlis išėjo nežinau kiek ten numerių jų. Ar yra išlikę tų laikraštėlių numerių? Galbūt yra archyve, reiškia, genocido. Mes tai tų neturim, kadangi kratų metu viskas buvo paimta ir daug dalykų ir nuotraukų, kas būdavo, tai viską saugumas sušluoja ir negrąžina paprastai. Na tai visą tai už tai davė mums, mūsų grupė buvo. Tai tuos laikraštėlio, reiškia, redaktoriai, kadangi inspektoriaus duktė buvo, tai jos neteisė, vieną pašalino iš mokyklos ir visiems jau prigrasino, kad bus sudaryta bausmė. Tai 56 metais išvažinėjo visi po miestus, aš išvažiavau į Šiaulius pas brolį, pusbrolis ten dirbo elektriniai. Kiti išvažiavo į Kauną mokytis, į veterinarijos akademiją, į pedagoginį, kiti į Vilnių. Reiškia, ta laikraštėlio leidėjų grupė visai išsisklaidė. Dabar galiu apie tolimesnės pasekmes vaikystės, apie organizaciją, kai išsisklaidė mūsų moksleiviai iš Pandėlio po miestus. Tai mes susirinkom Kaune, buvę Pandėlio moksleiviai, į grupę, jos sujungė Algis Susnys, toks iš Suvainiškio apylinkių kilęs, jisai veterinarijos akademijoje studijavo ir Pandėly mokėsi, jie baigė tą vidurinę mokyklą ir tada Susnys įstojo į veterinarijos akademiją, Gaškaitė į Politechnikos institutą, statybos fakultetą. Kiti išvažiavo į Vilnių, į pedagoginį. Na, mūsų ten tuo metu susirinko būrelis galbūt 5 žmonės. Gaškaitė savo susirado draugę dar tokią Putrimaitę, mokytojos dukrą. Na ir mes susirinkę nusprendėm įkurti grupelę Laisvę Lietuvą. O paskata buvo tai, kad aš tada iš Klaipėdos buvau jau komandiruotas į Kauno elektrinę ir tenai dirbau aukštų įtampų kaip darbuotojas ir galėdavau įeiti į elektrinę, leidimą turėjau. Ir mes susirinkę bute, nusprendėm dalyvauti Kauno vėlinių minėjime. Tai yra lapkričio 2 dieną. Buvo paminėjimas, tuo metu 57 metais buvo antrosios metinės nuo Vengrijos sukilimo. 56 metais per vėlines Budapešte Vengrijoje prasidėjo demonstracijos ir Vengrijos sukilimas. Tai dabar 57 metais mes nusprendėm irgi dalyvauti Kauno vėlinėse ir dalyvavom ir susirinko apie 3000 prie Kauno kapinių. Nu, ten buvo apsistumdymas su čekistais, buvo areštuotų, apdaužytų, apmuštų ten jaunuolių. Ten susirinkę su akmenim kišenėse prisidėję, ten studentai, moksleiviai buvo. O kaip pavyko jums surinkti tiek žmonių, 3000 be šiuolaikinių priemonių? Ten susirinko žmonės pasiklausę radijo, Amerikos balso ir kitų, kad reiškia
bus, reiškia, Vengrijos paminėjimas buvo, o į vėlinės, į Kauno vėlinės, ne tik į Kauno, bet ir į visų miestų vėlinės, kasmet rinkdavosi 1000 žmonių. Kaip dabar renkasi, taip ir tada rinkdavosi. Tik tai skirtumas dar būdavo toks, kad tam tikra grupė žmonių, politiškai sąmoningų, patriotiškai nusiteikusių, rinkdavosi prie tam tikrų paminklų, objektų, paminėti ypatingai tuos žmonės, kurie kovojo dėl Lietuvos laisvės. Tai yra prie ministrų, premjero, ten kokio prie Dariaus Girėno paminklo. Ir aš atvažiavęs į Kauną, man nuotrauką netgi turiu prie Dariaus ir Girėno paminklo, kadangi tai didvyriai, kaip pavyzdžiai Lietuvai, atrodo, kad pavyzdžiai patraukė. Ir kadangi per vėlinės pilnos kapinės kasmet būna, visada, tai kartu prie šitų paminklų prisirenka irgi keliskart daugiau. Tai va tie 3000 buvo susirinkę į vėlinės ir paminėti prie šitų paminklų. O mes tai tik buvo dalelė to, reiškia. Nuo mūsų buvimo ar nebuvimo nepriklausė tas. Ten susirinko studentai ir moksleiviai sąmoningai prisimindami pernykštės demonstracijas Budapešte. Tai po šito, reiškia, vėlinių mes nusprendėm įkurti grupę 57 metų. Kaune susirinkę ir lapkričio 14 dieną susirinko Ąžuolyne, priesaiką davėm ir Laisvę Lietuvai organizaciją įkūrėm. Ir tada lapelius išplatinom, per naujus metus išplatinom, parašė lapelius, rašė Gaškaitė ir aš rašiau. Juos nufotografuodavau ant fotografinio popieriaus. Maždaug koks galėjo būti tekstas tų atsišaukimų, tų lapelių? Dabar Lietuva 18 kartą mini, reiškia, Lietuvos laisvės praradimą. 58 metais, nauji metai buvo, 18 metinės, kaip Lietuva sovietų okupuota nuo 40 metų. Ir mes turim išlaikyti savo tautybę, kad neišnyktume taip, kaip išliko ten romėnai ir dar kitos tautos. Toks tik turinys buvo, skatinantis, agituojantis turinys. Jisai neilgas, kadangi nebuvo galimybių ilgesnį tekstą rašyti. Jisai buvo 14 eilučių, agitacinis turinys, skatinantis ypač jaunimą įsijungti, reiškia, į kovą prieš okupantus. Į kokią kovą? Neparašyti į kokią kovą, kaip kas jūs mano. Tai per naujus metus mes išplatinom, paskui nusprendėm vasario 16 iškelt vėliavą trispalvę miestuose, Kaune, Vilniuj. Tai merginos Gaškaitė, Patrimaitė surado medžiagų, sunku buvo surasti 3 spalvų tų metų medžiagos. Raudonos tai pilna yra, o jau žalios arba geltonos tai iš viso sunku rasti. Surado tų medžiagų, pasiuvo vėliavas. Tai aš nusprendžiau, kad galima iškelti aukščiausiai Lietuvoje vietoje, aukščiau už okupanto vėliavas. O tai kur vietoj? Kaminas Petrašiūno, 85 metrai ten pats vis. Kadangi aš galiu įeiti, aš apsiėmiau užnešti tą vėliavą, taip ir padarėm. Bandė įeiti ir suslysti, reiškia, į elektrinę, bet jo nepraleido, leidimo neturi. Bet sargyba atkreipė dėmesį, kažkas norėjo praeiti su manim. Čia jau buvo, reiškia, konspiracinis brokas, aišku, tuo metu. O kita vėliava Vilniuje, Olandų gatvėje, buvo moksleiviai mūsų grupės nariai, irgi ten iškėlė. Bet kadangi jau buvo pasnigę ir su šunim čekistai atsekė nuo vėliavos iki bendrabučio, į kurį jie grįžo. Ir jos susekė po mėnesio maždaug.
lygiai kaip ir mūsų sekėjai. Ir po mėnesio, kovo 14 dieną, suėmė tiek Vilniuje, tiek Kaune. Na ir davė 10 metų, 8, mūsų Biškaitį po 7 metus, Vilniečiams po 5, kadangi jau tokie buvo, jie daugiau vykdytojai. 2 metai, 3 metai. Na ir taip atsėdėjau Mordovijos lageriuose 7 ir 15, o merginas išvežė į Sibirą lagerius, ten atsėdėjau. Visi bausmes tas atsėdėjom, nei vienas nerašė malonės prašymų. Tik skirtumas tas dar galbūt, kad tą priesaiką, kurią davėm ąžuolyne, reiškia, ji man išliko kaip priesaika, kuri galioja, kol Lietuva bus laisva. Reiškia, kad ir aš jau sugrįžęs iš lagerio, man priesaika galioja ir aš jos, reiškia, laikiausi ir toliau. Nu, taip pusiau sąmoningai, bet kartu tai buvo vidinis kažkoks tenai stimulas. Paskatino naujo susikūrusios lageriuose pažiūros. O tos pažiūros buvo susietos su religiniu tikėjimu. Turbūt didelį įtaką tam jums padarė ir pažintis ir draugystė su kunigu Algirdu Mociumi, būtent Mordovijos lageriuose. Ką jūs galėtumėte papasakoti apie šią asmenybę? Kokie poelgiai jo ar savybės yra įsimintiniausi? Ir gal prisimenat kokių nors įdomių, komiškų ar kurioziškų situacijų, kurias jis patekdavo arba kurias sukurdavo? Tiesiog šis žmogus yra vertas prisiminimo. Iš tiesų, kai nuvežė į lagerius, į Mordovijos 7 lagerį, ten aš sutikau brolį savo vyresnį kalintį, Albertą. Kadangi jo pavyzdžio aš sekiau, tai man visiškai derėjo paskui jį ir į lagerį važiuoti. Tai čia toksai komiškas, galima sakyti, likimas. Ką sekiai, to ir likimą gavai. Tai brolis, reiškia, atsėdėjo ten, grįžo į Lietuvą kaip patriotas, po kurio laiko jį dar kartą pasodino, kadangi savo pažiūrų neatsisakė. O aš irgi lagerį įsigijau pažiūras, bet jos jau buvo susietos su religiniu tikėjimu. Kunigas Mocius buvo labai skyrėsi iš kitų 7 lagerį, ten buvo keli kunigai. Buvo kanauninkas Rauda, buvo kunigas Varinskas, o dabar kunigas Mocius, tai aš nežinau kaip jį pavadinti, jam svarbu buvo žmogaus siela. Kai žmogus tobulėtų, jo siela subulėtų, o tobulėjimas yra suartėjimas su Kristumi. Tokia. Ir jis pasižymėjo kuo? Savo paprastumu. Kartu jisai buvo patriotiškas ir jisai pasakodavo savo, reiškia, veiklą, kaip pateko, kad jisai eidavo, reiškia, būdamas dar laisvėje iki suėmimo, jis lankydavo partizanus. Ir pasirodo, kad, reiškia, partizanam nunešdavo sakramentus, išpažintį klausydavo, komunijas dalindavo, paguosdavo ir panašiai. Ir jisai buvo, ko pasižymėjo, skyrėsi iš kitų kunigų tuo, kad jisai mistika domėjosi. Jis laikė, kad Dievas, reiškia, mus myli, mus sukūrė ir mūsų nepaliko. Jisai rūpinasi nuolat ir ypatingai rūpinasi, kai žmonės patenka į sunkias sąlygas, todėl nereikia nusiminti patekusi sunkias, užmezgę su Dievu, su Kristumi ryšį, tai reiškia, tu atgauni gyvenimą pilną kraują. Tai šitą mistiką jis dar laisvėje turėjo.
ir pas jį ateidavo žmonės, kurie, reiškia, turėdavo mistinių išgyvenimų ir jam pasipasako. Kiti kunigai juos pravarydavo tokius, sakykim, kad čia nesveikuojantis gal kokie yra, reiškia. Taip. O kunigas Mocius išklausydavo ir viena moteris jam įspėjimus duodavo. Čia jo paties pasakojimo. Reiškia, jis sako, taip, man apsireiškė Dievo motina ir įspėjo, pasakyk šitam kunigui Mociui, kad jis neeitų ten į tą mišką tuo keliu, nes bus pasaulė. Tai kunigas paklausydavo ir tuo keliu nueidavo kitu. Ir taip sako, aš gavau 60 įspėjimų iš tos moters. Ir nei karto neįkliuvo, eidamas tuo keliu. O buvo numatyti, jie atrodo nušauti. Jeigu jis būtų, ta moteris sako, nes jeigu ten eis, tave nušaus. Tokiu būdu 60 kartų išgelbėtas buvo nuo mirties. Tai dabar lageryje vieną dieną mes taip susipažinom ir jis atneša man sąsiuvinius prirašytus 3. Ir rankraščių nežinau, mėlynų rašalų. Pasirodo ten Fonsako de Gonzego knygą apie Fatimos apsireiškimus. Marija kalba pasaulį. Ir aš tavo sąsiuvinius paskaičiau, jisai ne tik duodavo sąsiuvinius, bet ir melsdavosi už tą žmogų, kuriam ką duoda. Jis aukojasi. Jisai gaudavo siuntinių dažnai kas savaitę jam siuntinių. Tai jis į tuos siuntinius išdalindavo kaliniams, o pats eidavo į valgyklą, tą valdišką valgį, to paprasto maisto, kurį mes vadinam H2O plus pšano minus žyri, хочешь живи, хочешь умри. H2O tai reiškia vanduo, plus pšano tai yra tie grūdai labai prasti, minus riebalai. Nori gyventi, nori mirti, jis valgė. O jis tokį maistą valgė. Čia jo buvo tam tikra auka. Nekalbant apie tai, kad jis kasdieną jis nuolat kalbėdavo rožyną, reiškia, maldą. Tai dabar jis man tą sąsiuvinį iš perskaitų ir man padarė labai didelį įspūdį. Reiškia, tie apsireiškimai, kadangi 70 000 žmonių matė tą apsireiškimą Fatimos. Saulės stebuklą. Puolė žmonės ant kelių į purvyną, lietui lyjant. Ir dabar, kai po 10 minučių tas regėjimas ir saulės stebuklas baigėsi, žmonės atsistojo visiškai sausi. Nors liūtis buvo. Ir stebuklą matė. Ir nuo lietaus, reiškia, išdžiūvo per akybę. Visą tai užfiksuota. Reiškia, korespondentai buvo atvykę iš Lisabonos ir kitur, tengi buvo išreklamuotis. Per 6 mėnesius tie stebuklai vyko kas mėnesio 13 dieną. Tai šitai padarė įspūdį, kad jeigu šitiek tūkstančių žmonių matė tokį reiškinį, reiškia, Dievas gyvas ir dabar tebėra. Dabar ir Mocius teisus, sakydamas, reiškia, kad Dievas nepalieka savo, reiškia, žmonių, savo sukurtų žmonių. Tai padarė įspūdį ir jau nuo tos dienos aš jau pasidariau šiek tiek praktikuojantis. Nepilnai, bet įskyrė mus greitai, reiškia, išvežė į kitą lagerį, netoliais esantį kaimynį. Ten surinko visus dvasininkus, vienuolius, sektantus. Visas 71 lageris buvo vien tik tai su dvasingumu. Čia Chruščiovo politika buvo, kad atskirti marakabiesus, taip vadinamus, tamsybininkus, reiškia, nuo jaunimo, nuo visų kitų, kad negadintų. Nes kas pasirodo, tikintys žmonės labai principingi, jų neįmanoma atversti į komunizmą. Mocius apie save yra pasakojęs, kaip jis atėjo, reiškia, į kunigystę. Kad vaikystėje, sako, reiškia, kai ateidavo Elgetos, tai reiškia,
nelabai duodavo ten šeimininkai, reiškia, jiems ką valgyti, tai sako, aš pavogdavau, reiškia, ar dešros, ar ką nors pasivėjęs Elgetos sušelt. Vaikui kildavo toks noras, sako. Tai jisai, reiškia, paskui ėjo tarnauti į bažnyčią, mišioms ir pastebėjo labai netikusi kai kurių kunigų elgesį. Jam taip nepatiko, kad jis nusprendė, sako, nusprendžiau aš eiti kunigus ir gerai atitarnau Dievui. Čia jo buvo pagrindinė paskata. Reiškia, jeigu kunigai blogai tarnauja, netlieka savo pareigų, nelaimę užtraukia galbūt, tai aš eisiu, taip jis ir padarė, išėjo į kunigus. Ir reikia pasakyti, kad lageriuose jis toks ir buvo. Būtent viską išdalindavo, taip kaip ir vaikystėje. Ir stengiasi, reiškia, nieko neatstumti, kas ateina iš Dievo. Todėl tos apreiškimai, pavyzdžiui, net jeigu jie būtų ir melagingi arba netikslus, pirmą reikia gerai ištirti, įsitikinti, ar tai nėra Dievo žodis. Ar nenori Dievas man ką nors svarbaus pasakyti? Jeigu Dievas man nori svarbaus pasakyti, tai kokią teisę aš turiu ignoruoti ir paniekinti? Reiškia, jisai bijojo paniekinti Dievo žodį. Jeigu kreipiasi tas Dievas per žmonės, per buterėlės kokias nors ten mystikus ar ko nors, 100% įsitikink, kad tai ne Dievo žodis, jeigu jau paniekini. Tai jisai tuo pasižymėjo, bet dabar jisai buvo atvejis jam Pečoros lageryje viename, reiškia, kai tekdavo krauti vagonus, reiškia, sunkus labai darbas ir dabar ateina vagonas apledyje, reiškia, sudyti vagonai ir apledyje, tai rastą reikia pakrauti ir, reiškia, kaliniai neturi jėgų pakrauti. Didžiuliai rastai. O jeigu neiškraus vagono, jie eis visi į karcerį, o karcerį dar blogiau bus. Maisto negausi, rūbus atima. Reiškia, bus, dar todėl reikia ką nors daryti. Tai močius sako, aš nusprendžiau, kad reikia aukotis ir reiškia, ką nors suorganizuoti, juos priversti, kad visi tik imtųsi ir pakrautų. Jisai fiziškai buvo stiprus, nors sudžiūvęs, bet jisai pats sakydavo, kad turiu jėgos. Ir jisai, reiškia, pats pirmasis priejo, davė pavyzdį ir kitiems pasimeldęs, reiškia, pradėjo krauti, prikrovė tą vagoną ir jiems nereikėjo eiti į karcerius ir nieko, tokiu būdu išvadavo nuo bėdos. Reiškia, šioj srityje galvojo visuomeniškai, kaip vienas, tai jis galėjo ir karceryje atsėdėti, įpratęs pasnikauti. Bet jam rūpėjo, kad tie žmonės nepatektų, nes tai nelaimė. Bet pasidaikė su kriminalistais, jam vėliau yra buvę. Vienas, kadangi jisai dosnus, reiškia, išdalina šitos savo produktus, vienas ruselis plėšikėlis, su banditais sėdėdavo politiniai. Tuo metu dar nebuvo atskirti kaliniai Stalino laikotarpiu, o po Stalino dar keletą metų ir Chruščiovas laikė kalinius kartu su kriminaliniais ir vykdavo lageriuose sukilimai ir kovos tarp politinių ir kriminalinių. Tai dabar, reiškia, tas vienas kriminalistas, banditėlis, nusprendė, reiškia, juo pasinaudoti, atiminėti viską, ką turi močius, įsidalinti savo tarpą, matyti. Tai dabar iš pradžių kentėjo močius, o paskui galvoja, kad, reiškia, negerai, juk aš leidžiu jam, reiškia, daryti nuodėmę. Yra katekizmo tokia nuostata, piktą darantį sudrausk. Viena iš 7, reiškia, dvasinių darbų gerų. Sako, aš įspėju, tu baig, nes tau blogai baigsis. Tai tas dar labiau įsiuto, reiškia, tai ką čia man bužikas, reiškia, mane įspėjinėjo. Sako, kai aš jam trenkiau
ir jis nugriuvo. Tai jis nustebęs, tas Ruselis pašoko, vėl puolė ir vėl trenkė. Trečią kartą puolė, trečią kartą nutrenkė. Pasirodo, Močius labai tvirtą ranką turėjo, jis tvirtas buvo. Na, sako, aš jį tada pakėliau ir nuo to laiko mes pasidarėm geriausi draugai. Pasirodo, apaštalaut galim ir su kumščiu. Yra atvejų, kai galime tokį būdą apaštalaut. Bet kartais jam tas apaštalavimas baigdavosi, reiškia, juokingai. Reiškia, jis buvo paguldytas į, reiškia, ligonį, kokią tai ligą, nežinia, ar gripas buvo turbūt. Ir, reiškia, lazaretą. Ir ten kiti kaliniai buvo ir visi rūko. O vienas labai ypatingas rūkorius buvo, reiškia, kad neįmanoma būti, reiškia, toj palatą. Tai sako, nu, negali mest, negaliu. Nu tai gerai, aš tai galiu parodyti. Susitarkim taip. Nuo šios dienos ir aš rūkau, po mėnesio abu meskim. Gerai, tas sutiko. Na ir pradėjo rūkyti, po mėnesio tasai rūkorius metė, Močius taip ir liko rūkantis. Tai dabar jam labai, reiškia, nepatogu prieš kitus, kad jis taip apsijuokė. Tai jis dabar bandė, reiškia, pasižadėjimas daryti visokius ten praktikas. Vyskupui parašė laišką. Nuo tos dienos pasižadame tokį. Nieko panašaus kaip rūkė, taip toliau teberūkė. Tai tada jisai man sako, reiškia, bandžiau su teologais aiškintis ką. Tai jį pagodė kažkas. Priminė Pijų X popiežių. Pijus X turėjo tokį įpratį. Jisai jaunas būdamas buvo Afrikoje, reiškia, misijose ir ten slaugydavo raupsuotusius. O raupsuotieji, tai reiškia, labai dvokė, reiškia, kai vėlyva stadija, tai tabakas buvo jiems kaip dezinfikatorius. Šniaukščiamas tabakas smulkus į nosį pasikimšdavo ir kvapą naikina ir dezinfikuoja. Ir nuo šito atsiranda tabako nikotino įprotis. Pijus X turėjo tabakinę. Ir dabar sako, Močius pasakoja, kaip jis girdėjo, aplanko jį jėzuitų generolas, popiežių, Pijus X, jis daro tabakinę vaišinti. Generolas jam sako, ką jūsų šventenybė, neturiu aš tokios ydos. O Pijus X jam sako, jeigu tai būtų yda, jūs ją turėtumėte. Atseit nėra jėdos, kurios žmogus iš šaknų neturėtų visus. Šiuo atveju tai matyti nėra yda, galbūt tai yra, taip ir manė Močius kunigas, kad tai yra Pauliaus, apaštalo Pauliaus, tas dieglys, kurį jam davė šaune, aš turiu dieglį, reiškia, šėtono angelą, kuris mane smūgiuotų. Reiškia, turi dieglį, kurio jis negali atsikratyti ir prašė 3 kartus Dievo ir tas nepašalė. Reiškia, jam paliko kaip tam tikrą nusižeminimo priemonę. Šiuo atveju tai yra ne yda, o nusižeminimo, Dievo duota nusižeminimo priemonė. Ir kunigas Močius, susitaikė su tuo, kad tikrai čia yra nusižeminimo priemonė, nesididžiuok prieš nieką, jeigu nori kam nors padėti. Tai ne tu padėsi, o padės tik tai Dievo malonė, Dievo pagalba. Tai šioj srityje vienas iš tokių buvo. Na, įdomu, kad jisai, kai sugrįžo iš lagerio, aš jį aplankiau, jisai buvo Lauksodžio bažnyčioje, Joniškio rajone. Ir jisai, reiškia, jo kambarį, jisai pavaišino. Jisai toks fotelis toksai yra. Ir žiūriu, ten už fotelio lenta tokia. Sakau, kam ta lenta? Jis sako, aš ant jos guliu, čia mano čiužinys. Pasirodo, jis ant tos ąžuolinę apglioto landą, kad nebūtų rakščių,
plikas, nuogas gulėdavo ant tos lentos kas naktį visą laiką, užsigloja, o vietoj čiužinio tą lentą dieną, kai paklojo tą lovą, ta lenta padeda už lovos. Tai yra, o čia jo toksai apsimarinimo būdas. Kodėl jis tai daro? Už parapiją. O kodėl už parapiją? O todėl, kad parapija šaldytuvas yra. O kaip gali būti šaldytuvas parapija? Sako, kunigas iki jo dirbo kunigas 40 metų būdamas netikinčiu. Ateistas. Ir tas kunigas pats prisipažino, kad jis buvo ateistas ir atsivertė senatvei. Ir galimai atsivertė dėl močiaus, reiškia atgailų, kadangi močius gavėnioj, pavyzdžiui, eidavo miegoti į bažnyčią gulėdamas kryžių. Visą gavėnios naktimis pragulėdavo bažnyčiai kryžių atsigulęs. Tai dabar jisai kalbėjo apie tą kunigą prieš jį buvusi, jo metu buvo, iki pat mirties buvo altaristu paskirtas po klebonavimo. Ir dabar tasai kunigas atsivertęs sako, aš atsiverčiau, reiškia, skaitydamas ateistinę literatūrą. Įsitikinau, kad, reiškia, bedieviai yra bejėgiai, kad jie neteisūs. Tai čia tokia formali, reiškia, priežastis. O dvasinė priežastis, ko gero, aš manyčiau, tai yra močiaus tas pamaldumas, tas gulėjimas visą laiką ant lentos, tas gulėjimas kryžium, reiškia, bažnyčioje per gavėnią. Tai šitos priemonė atversti kunigą, tai yra beveik neįmanomas dalykas, šiaip jau eiliniam žmonėm. Kunigą atvers gali tik tai kunigai ir tai atgailojantis labai. O tai tokios priemonės. Jisai yra dar paminėjęs kryžiaus nešimą į kryžių kalną. Irgi, sako, naktį aš girdžiu balsą raginantį, kelkis, pasidaryk kryžių ir nunešk, reiškia, į kryžių kalną. Ir sako, aš su juo aiškins, kaip dabar ten, nes kryžių neturi, padaryk kryžių, jam ten davė nurodymus. Ir jisai, nežinau, kokiu ten būdais jis padarė tą kryžių ir reiškia, vakare išeina iš Lauksodžio į kryžių kalną 60 km. Vakare išeina rytą ir liepia eiti, jam eiti basas, kaip Kristus ėjo. Kristus kryžių nešė basas. Taip ir čia eiti basam. Ir jisai rytą 5 valandą per Joniškį eina, basas neša kryžių. Tai buvo, tikriausiai buvo, atrodo, rugsėjo 14 dieną, kryžiaus išaukštinimo dieną. Reiškia, komiška situacija. Per Joniškio miestą, per Bruką, basas neša kryžių, kunigas močius. Nunešė į tą kalną ir ten susirinko ir žmonės, ir pamaldos buvo. Kalbą sakė, pamokslą. Ir ne vieną kartą, atrodo, ir daugiau jis yra nešęs. Na, ten būdant pas jį Lauksodį apsilankęs, kai buvau, tai jisai 2 dalykus įsiskiriant pabrėžė. Ten buvo ir dar toks draugas Klimaitis atėjęs, lagerininkas. Ir mes, reiškia, aptarėm padėtį Lietuvoje, atsisveikinant močius ir sako, 2 svarbiausius dalykus. Pirma, baikim aimanuoti. 1. 2. Praktikuokim nuolatį pamaldumą Dievo motinai ir švenčiausiam sakramentui. Ir viskas. Ne aimanos pakeis padėtį Lietuvoje ir mums, o pamaldumas Dievo motinai ir sakramentų švenčiausiam. Amen. Jūsų gyvenimo turtas ir dovana, galima sakyti, yra artima draugystė su kunigu Juozu Zdebskiu.
Gal keliais žodžiais apie jį galėtumėt kažką papasakoti ir pasidalinti. Kai sugrįžau iš lagerių jau kaip nuolat praktikuojantis katalikas 69 metais, nusprendžiau išeiti į pogrindį, užsiimti vien tik tai krikščioniškos literatūros leidybą. Na ir tam tekdavo susirinkti į butus rekolekcijose prieš Velykas, prieš Kalėdas, Advento metu. Du kunigai suvaržyti, tai kunigas Zdebskis ir kunigas Tamkevičius. Jiems buvo atimtos kunigavimo teisės. Jie tuo metu kaip tik tai rinko parašus, organizavo tą kunigų parašus dėl seminarijos sąlygų palengvinimo. Tuo metu kaip tik buvo renkami parašai dėl Klaipėdos bažnyčios, sugrąžinimo. Tai šitie, kadangi kunigai patys aktyviausi buvo, tai jie buvo, taip sakant, suspenduoti arba suvaržyti, atimtos kunigų kavimo teisės, pažymėjimai, tai jie tada, rinkdavosi, kviesdavo žmonės į butus, važinėdavo po parapijas ir rekolekcijas pravesdavo, mąstymus, gavėnios arba, Advento laikotarpiais ir taip teko susipažinti su Tamkevičiumi ir Zdebskiu. Dabar vieną dieną Zdebskis man sako, tai gal literatūros, galima būtų. Sakau, iš kur žinot, kad literatūros turi? Sako, iš pirštų. Mano pajuodę pirštai buvo nuo dažų, panagės juoda. Sako, čia dažų žymės matėsi. Jis taip juokaudamas, jis mėgo, jo toks humoras subtilus buvo. Tai jisai, nuo to mes pradėjom, ieškoti sąlygų, resursų, visokių slaptaviečių, kaip galima būtų įsitaisyti tokią vietą, kad niekas nesurastų, kad galima būtų neišeiti. Nes dabar aš, pavyzdžiui, turėjau butus, slaptus butus, bet juk kol saugumas dar tavęs neįtarė, tai tu gali ten nuvažiuoti drąsiai. Bet jeigu tave įtars pradės sekti, tai tu išaiškinsi tą butą ir pats susinaikinsi, visą reikalą sužlugdysi. Tai mums teko nemažai važinėti po parapijas, apsilankyti su juo įvairiose vietose. Reikia pasakyti, kad jis pasižymėjo dideliu judrumu ir nuolankumu. Jeigu jam reikėdavo kur nors nuvažiuoti, jisai nuvažiuos. Nežiūrint, yra sąlygos ir nėra. Pavyzdžiui, vienu metu mes nusprendėm, kad reikia susisiekti, galbūt pabandyti susisiekti su lietuviais esančiais Švedijoje. Mes žinojom, kad Švedijos bankus yra Lietuvos auksas padėtas. Reikia įsigyti, mums lėšų, mes neturim Lietuvoje. Tam reikalo reikia užmegzti ryšius su Švedijos lietuviais, atskleisti tą padėtį. Čia toks naivus manimas buvo, bet bandėm. Tai dabar kunigas Zdebskis susistabdo mašiną ir, pakeleivinga, Bet reikėjo mums nuvažiuoti, kaip mes negalėjom, negalim iš Stoties važiuoti. O už tai susistabdo mašiną, nuvažiuoja į Raudondvarį, o Raudondvarį aš kitų kelių nuvažiuojam. Nuvažiuojame, į Rygą, ten, susistabdo į autobusą ir nuvažiuoja kuriai, tuščią autobusą. Matyt, grįžo ten vairuotojas iš darbo, su autobusu tuo Zdebskis jį susistabdo, jam sumoka už tai. Tai panašiai jis elgdavosi ir su lėktuvais, kai skrydavo.
Reiškia, prieidavo prie kasų ir išprašydavo bilietų. Kai jau negalima gauti, jisai gaus. Tai mes po Rygą pavažinėjom, susiradom draugų, mano pažįstamų, bet nepavyko mums užmegzti ryšio, kadangi, reiškia, pasirodo, kad užmegzti ryšį su užsieniečiais tai ir pavojinga, ir sudėtinga, ir reikia tam paruošti atitinkamas sąlygas. Tai mes beieškodami tų, reiškia, galimybių, kaip pasidaryti slėptuvę, iš kurios galėtum ilgai neišeiti, iki pat mūsų beveik suėmimo 73 metais tęsėm su kunigu Zdebskiu. Jisai buvo atskirą slėptuvę turėjo, spaustuvės, jis sušelpdavo, mes žiniomis nesidalindavom, jeigu nėra būtino reikalo. Pavyzdžiui, kodėl kronika išliko tiek ilgai. Žmonės savo informaciją nesidalino, tikrai, kurie prie kronikos dirbo. Jokių būdų. Su artimais žmonėmis, su pažįstamais, su šeimos nariais nesidalinė. Dalinėsi tik tada, kai būtinai reikia perduoti arba gauti informaciją. Tai šio srity kunigas buvo labai nuolankus, labai rūpinosi sielom, jis nebijojo visiškai traukiniuose, pavyzdžiui, važiuojam iš Maskvos į Maskvą, reikia informaciją nuvežti, supažindinau su disidentais Maskvos, į traukinį jis nuperka bilietą į kupė, užsidaro, užsirakina iš vidaus ir mišias laiko, kad niekas netrukdytų, kol atvažiuojam iš Maskvos iki Možaisko. O ten daužosi tos palydovės, reiškia, prieš stotelę sustojant, reiškia. Aš nekreipia dėmesio, reikia mišias atlaikyti, atidaro, kai nuvažiuojam į stotį. Važiuojant motociklu, pavyzdžiui, pakeliui guli pijokas prie kelio. Jis sustoja, reikia jį paimti. Kur tu gyveni? Jeigu pavyksta sužinoti, į motociklą nuveža į namus. Naktį. Tai reiškia, žmogus yra aukščiau visko. Tai yra kunigo tarnystės idealas. Žmogus. Dievo paveikslas. Griuvyje guli išniekintas Dievo paveikslas. Kas yra pijokas? Dievo paveikslas. Sukarikatūrintas. Eina girtas virduliuoja. Kas eina? Eina Dievo paveikslas. Sukarikatūrintas. Reikia už jį pasimelsti. Ar gali daužyti? Ar niekinti? Ar stumdyti? Negalim. Jo požiūris į žmogų buvo toksai šventas požiūris, galim sakyti. Tai yra jo nuolankumo įrodymas. Niekada jis nieko neteisdavo. Dabar, pavyzdžiui, mūsų kronikos bylos metu buvo žmonių, vienas žmogus, kuris pasakė, reiškia, kad kronikos leidybą inicijavo kunigas Zdebskis. Pirma mintis taip ir buvo, jis buvo iškėlęs, kad mes prieš tai su juo važinėjom į Maskvą, reiškia, medžiagą nuvesti, reiškia, rusiškai kronikai. Kronika tik užčiks būti. Tai, o kodėl mes negalime leisti Lietuvoje? Tai tą mintį kunigus susirinkime jisai stūmė. Ir dabar tardymų metu, kai buvo suimti, vienas iš tų žmonių šitą pasakė tardymų metu. Mane tai biškį tai siutino, kad kaip čia galima, reiškia, niekas, reiškia, neprasitarė, o čia vienas atsirado. Bet tuo metu kunigas Zdebskis buvo pasodintas už vaikų katekizavimą, jau metam kalėjimą. Kronika išėjo, kai kunigas Zdebskis sėdėjo kalėjime. O ant jo verčia, kad jisai, reiškia, inicijavo. Tai aš, kai buvau grįžęs iš kalėjimo ir sakau, kad reikia pasakyti tam žmogui, jokių būdų
Nieko nesakys, žmogus pats supras. Nebebuvo reikalo, nebebuvo naudos. Pasakymas tai yra tam tikras pasimėgavimas. Va, aš apie tave žinau, tu taip sakai, galbūt norėjai mane pasodinti. Reiškia, gėrėtis, mėgautis žmogaus silpnybėmis negalim. Jis yra Dievo paveikslas, sugadintas. Reikia gailėtis. O šitas gailestingumas buvo ir labai būdingas jam. Netgi dabar sakau, kas atsitiktų, jeigu paimtų į kariuomenę. Reiškia, būdavo tokie ėmimai į kariuomenę, kuris dar neturi 50 metų, bet ir vyresnius gali paimti, kaip su saugumo nurodymu. Sako, arba pasadins. Sako, ir ten žmonės. Ir šie kunigui darbo bus. Kunigas nepražus, jeigu yra žmonių. Jis turi darbo. Galų gale, jeigu ir į kalėjimą pasadina, jeigu ir vienutė, tu ir ten su žmonėm turi būti. Vis tiek, dvasiškai nuo žmonių tu nesi atskirtas, net ir būdamas vienutė. Kunigas Zdebskis labai šitą pabrėždavo meditacinę maldą. Rekolekcijų metu dažnai jo išvada būdavo pagrindinė. Reiškia, pagrindinis daiktas buvo, ar visą padariau, ką dėl kito padaryti galėjau. Čia paprastai baigdavosi jo rekolekcijos. Ar visą padariau, ką gerą padaryti galėjau. Ar visą. Reikia šitą apmąstyti. O apmąstymas reiškia malda, meditacinė malda, tai yra svarbiausia. Maldą turi gerai apmąstyti, o apmąstymas koks jis turi sąlygas, reiškia, gali iš švento rašto, gali Tėve mūsų, gali kitą maldą. Tai kunigo Zdebskio malda, jisai kasdieną kalbėdavo rožyną, bet šiaip tai stengdavosi meditaciją atlikti, pavyzdžiui, prieš vakarais grįžęs iš bet kokios kelionės, eidavo į bažnyčią ir ten medituodavo Kristaus kančią. Prieš švenčiausią sakramentą. Pagarbinti, atsisveikinti. Būtinai kiekvieną kartą vakare eidavo į bažnyčią. Tai yra, atrodo, žmogus judrus, veiklus, nėra kada melstis, o tikrumo jis buvo maldos žmogus. Ta judrumą ir veiklumą skatino jo pamaldumas. O pamaldumas kilo iš didelio nusižeminimo prieš žmonės. Nuolankumas buvo jo buvimo su žmonėm tokia forma. Šitą patvirtino kartą grįžęs iš lagerio, aš skaičiau popiežiaus, reiškia, Povilo VI kalbą Suvienytųjų nacijų organizacijoje. 65 metais jis lankėsi Amerikoje Suvienytųjų nacijų organizacijoje ir pasakė kalbą apie taiką. Ir pagrindinė tezė, kurią jis pasakė, žmonės, kurie nenusižemina, negali būti broliais. Tačiau Zdebskis irgi šitą popiežiaus mintį, galim sakyti, pakartoja. Nori būti broliais šeimoje, aplinkoje, bažnyčioje, visuomenėje, nusižeminimas yra būtinas dalykas. Reiškia, nusižeminimas yra didelis menas. Ne šiaip, kad nusižeminimas, bet kokiu atveju. Juk, pavyzdžiui, kunigas Mocius, kai tam Rusiai davė, reiškia, į žandą, koks čia atrodo nusižeminimas. Šitą padaryti, jam reikėjo daug, reiškia, nusižeminti prieš Dievą, kad, reiškia, aš turiu jį, reiškia, kaip piktą darantį sudrausti.
reiškia, ateina kartais žmogui mintis padaryti fizinius veiksmus, kurių šiaip niekada nedarydavo. Dievas maldos metu paskatina kažką padaryti, arba bėgti, arba kariauti, panaudoti ginklą. Atsakysim, į šeimą ateina naktį plėšikas, koks į galvą žudys ir puola prievartauti tavo žmoną, dukrą. Ką darai? Ką tėvas daro turėdamas ginklą? Ginasi. Neturi teisės, tas reiškia, jeigu tau duoda į žandą atsukt antrą, tai šitas nepasakyta, kad tu atsuk kito žmogaus žandą. Savo gali atsukti, jį nori. Ir jeigu tas žandas, reiškia, nepriklauso ir kitiems tuo metu. Jeigu tu netlieki karo fronto metu, pavyzdžiui, žmogus turi vykdyti savo pareigas, kurias jis yra prisiekęs ar priesaikos metu, kaip kareivis, ar kaip šeimos tėvas, ar kaip bendruomenės tėvas, ar kaip kunigas. Ir jeigu nuodėmė yra tam, kas gali padaryti gerai, nedaro. Ir dabar, kai ateina plėšikas, tu gali padaryti gerai, nepadarai. Tau nuodėmė. Čia iš apaštalo Pauliaus laiško Timotiejui berods. Todėl, pavyzdžiui, matydamas, kad tasai vaselis, reiškia, eina į pražūtį, visapusiškai reiškia, ir gali padaryti jam gerai, jį išgydyti. Juk ir chirurgas, kaip jaunas žmogui, jisai kenkia žmogui, atrodo. Koją nupjauna, bet tikrumą jis gelbsti. Šiuo atveju reikalinga išmintis, o išmintis ateina tik nuolankiesiems. Išpuikėliai išminties neturi. Jie veikia trafaretiškai. Tikra išmintis yra nusižeminimo išmintis, nuolankumo prieš Dievą. Prieš Dievo dvasią, Dievo tiesą. Nuolankumas prieš Dievą daro tave išmintingai nuolankų prieš žmonės. Išmintingai nuolankų. Nes neišmintingas nuolankumas, jis gali vesti į pražūtį. Labiau nei bet kas kitas, jūs suprantate spausdinto žodžio reikšmę ir svarbą. Daugelį metų pogrindyje spausdinas uždraustą literatūrą sovietmečiu. Įdomaujasi, kokiu būdu jūs atrinkdavote tai, ką reikia perspausdinti, tai, ką reikia išleisti, kas priimdavo sprendimus. Ir gal galėtumėte parekomenduoti arba pasidalinti įžvalgomis, kurie iš tuo metu išleistų veikalų yra ypač aktualūs šiandien. Pats mano išėjimas į pogrindį 69 metais, tai turėjo tikslą būtent literatūros platinimui. Nes aš pats per literatūrą, galima sakyti, didelė dalimi atėjau į gilesnės krikščionybės tankmes, reiškia, lageriuose. Netgi tą knygą apie Fatimos apsireiškimą Gonzagos Marija kalba pasaulį, tai raštu surašyta knyga buvo. Tarp kitų Amerikoje išvertė kunigas Vembrė, tas kunigas, kuris mane krikštijo vaikystėje su Vainiškių parapija. Reiškia, to kunigo darbas turėjo, čia buvo antrasis mano krikštas, toksai tos knygos skaitimas lageryje. Antrą poveikį man turėjo lageryje Kristaus sekimas knyga buvo ten. Turėjo kai kurie kunigai, tuo metu buvo atsisiuntę knygų dar iš Malenkovo laikų, kai Chruščiovas dar negaudė tų knygų ir ten skaitydamas Kristaus sekimo 4 skyrių apie švenčiausią sakramentą, aš suvokiau, kad katalikų doktrina, visas mokymas yra teisingas. Visiškai teisingai. Ir nuo to laiko abejonių nebebuvo. Kito laiko buvo. Reiškia, skaitant knygą, nors
giluminė priežastis tai buvo malda. Ten kiti katalikai tuo metu už mane meldėsi. Ir jie patys paskui sakė, kai reiškia, nusprendė melstis, kadangi grupinė malda yra labai galinga. Pavienio žmogaus malda, netgi ir garsiai kalbama, ji neturi tos galios, kaip kalbant 2 ar 3 susirenka. Ir jeigu bažnytinė malda, jeigu kartu jie susitarė vieną intenciją melstis, kurią nors, reiškia nukreipęs, čia galioja netgi galima sakyti ir spektro dėsnis. Jeigu saulės spindulius nukreipsim į vieną tašką, mes uždegsim tą objektą. Tai yra nukreipti šviesos spinduliai į tašką. Malda nukreipta kelių žmonių į vieną sielą, į vieną žmogų, daro stebuklus. Šito nepraktikuoja žmonės dabar, kaip bendrai pasimeldžia, bet kad taip konkrečiai, kaip daro sektantai, pavyzdžiui. Jie todėl pavyksta jiems išlaikyti struktūrą stiprią, kadangi jie maldą naudoja kaip priemonę, kaip kinžalą kokį, kaip dviašmenį kalaviją, nukreipia į žmogų ir nukerta šaknis su blogio pasauliu. Taip ir čia, tai toliau knygos, reiškia, yra labai svarbus dalykas pagalbinis. Netgi ir tos jogų knygos pradinėje stadijoje jos turėjo man didelę reikšmę. O paskiau jau skaičiau Naująjį Testamentą. Ne tik jį skaičiau, pradėjau ir dabar tos užrašus turiu. Keletą kartų, kiekvieną kartą skaitydamas Naująjį Testamentą vis užsirašinėjo, kitas randu vis naujų vietų. Pirmą kartą paprašiau, kad sesuo atsiųstų Kalno pamokslą, kuris labai turėjo įtakos. Paskui Pauliaus labai laiškai patiko. O prieiti prie apreiškimo ir evangelijų kai kurių Jono jau reiškia tam tikro dvasinio subrendimo. Jį reikia nuolat skaityti ir apmąstyti. Irgi knyga. Pati Biblija, pats pavadinimas yra kaip knyga. Todėl krikščioniškos literatūros leidyba man buvo tikslas ypatingai jaunimui. Jaunimui ko reikia? Jeigu mums lageriai buvo jogai kaip idealas, reiškia dvasinės tvirtybės, ko reikia katalikiškam jaunimui? Ir reikėjo tokios knygos, rast tuo metu, 69 metais, kokią knygą. Pagrindinę knygą man pasiūlė kunigai, tuo metu dar nebuvo, Paliokas, ir jie studijavo tuo metu pogrindžio seminarijoje ir Gudelis Jonas. Jie pasiūlė įspausdinti pirmą knygą Kemirtoto vyskupo vengrų Jaunuolio būdas. Tai yra katalikų suformuota, reiškia auklėtojo, jaunimo auklėtojo patarimai jaunimui katalikiškam. Tai pradžia reikia jaunimą užsiauklėti. Į tą knygą jie padarė folgas, o aš įsidarbinęs, reiškia, žemprojekte Kaune, rotaprintu jas padauginau. 3000 egzempliorių, tai tuo metu buvo pogrindį, redakas darydavo. Ir tas knygutes įvairių susirinkimų metu, rekolekcijų metu, ten gimtadienių, ten katalikiškam jaunimui dalindavo, ten vienuolės dalindavo, išplatino. Ir jos visos įsklido ir dabar jau sunku ir suras būtų tą atspausdinti, bet jos kokybiškai buvo atspausdintos su rotaprintu. Reiškia žymiai geriau negu su eros aparatu, kur blankios būna. Tai čia pagrindinė tuo metu. Kitus, kai jau įsitaisė merą, o yra sukonstravo irgi Paliokas su Gudeliu, jie perdavė kunigui Buliauskui Jonai. Dabar reikėjo parengti knygas, jie parengdavo, ne vienas parengė, o užsakovas, kunigas, kiti, kokią reikėtų čia geriausią knygą šiuo metu padaryti. Tai va Maceinos buvo pasiūlymas, niekšybės paslaptį reikia išplatinti. Labai įspūdį darė didieji dabarties klausimai, reiškia kunigo Gaidamavičiaus berods.
Humani Vitae man patį reiškia. Tuo metu enciklika išėjo Humani Vitae Pauliaus VI apie, reiškia, seksualinį gyvenimą, kad šioj srity daugiausia yra pralaimi krikščionys. Pralaimėdami šioj srity jie netenka esmės savo, iš viso dvasinis gyvenimas žlunga. Ir kad reikėtų šioj srity laikytis tam tikros higienos dvasinės. Nesilaikant higienos reiškia, negalime organizmo krikščioniško išlaikyti sveiko. Reiškia, bažnyčiai, reiškia, pražūtis yra. Na tai, o paskui iš politinių 73 metų pavasarį buvo labai svarbu išplatinti, reiškia, Molotovo-Ribentropo paktą. Ir mes gavom, gražys Juozas parūpino. Jį išvertė, ko gero Vilnietis Jakas buvo gavęs iš Maskvos. Ir tą, nežinau dabar, ar 100 ar kiek tai egzempliorių išplatino. Tai tuo metu tiems, kurie rūpinasi patriotiniais politiniais reikalais, kaip pagalbinė priemonė buvo svarbi tuo metu. Žodžiu, tas knygas, pavyzdžiui, pagaminau ateitininkų vadovą, jaunimo katalikišką organizaciją, išleistą kunigo Ylos. Bet neteko girdėti, kad jie būtų pasinaudoję, kadangi ateitininkų organizacija okupacijos metu neegzistavo. Ir ta knyga tikriausiai nepadarė tos įtakos, kurią tikėjomės, kad padarys. Žodžiu, tą knygą parenka žmonės žiūrėdami iš savo pozicijų. Iš vienos dalies, kurią gauni, tuo metu labai buvo svarbu, patys buvom nusistatę, kad reikia bent 10 knygų, reiškia, kritinių tokių, kurios kritikuoja marksizmą-leninizmą, tuometinę ideologiją. Paskui pozityvių Lietuvos istorijos, kad būtų pagrindas, į ką atsiremti mūsų tautiniu požiūriu. Ir reikėjo dvasinės reanimacijos knygų, tokių kaip, sakysim, ten Mocius, kad elgėsi, reiškia, bet tokių parašytų nebuvo. Tai reikėjo Maceinos naudotis, didieji dabarties klausimai, pavyzdžiui, buvo svarbi. Tuo metu Lietuvoje analizės tokios nebuvo, tik tai vienintelė, kas buvo Maceinos raštai. Ir ypatingai, pavyzdžiui, iš tokio socialinio krikščioniško veikimo dvasinio labai patiko Mes visi broliai, Louis Evelį knygą. Tai tą labai tiko. Paskiau didieji gyvenimo problemos sprendimas Lelioto. Labai paklausi buvo, labai kunigai norėdavo jos gauti. Tai parinkdavo, reiškia, žmonės, kurie domisi dvasiniu, politiniu, socialiniu gyvenimu. Iš jų paklausai parengė tą knygą, kurią pateikė, kurią randa ir atneša. Dabar nukopijuoti Maceinos reikėjo turėti. Ją reikia gauti iš kažkur. O ją negalėdavo šiaip atsisiųsti. Atsisiųsdavo kai kurie, atsiveždavo, išvažiavo į užsienį kunigai, kurie paprastai dažnai turėdavo santykių su saugumu. Tai iš jų jie duodavo kartais paskaityti vienai nakčiai. Daugiausiai savaitai. O per tą savaitę keli žmonės perskaito naktimis. Jeigu prisėdi, tai jau neatsitraukia. O dabar padaugint ją, tai jau reikia visą parą dirbti. Ir grąžinti kito laiko būtinai. Nes kitą kartą nebegausi. Tai dabar šiuo momentu, ko reikia? Šiuo momentu turi spręsti šios dienos sociologai, filosofai katalikų, jaunimo ugdytojai, šių dienų praktikai. Tai šitą sufleruoja, manyčiau, Marijos radijas. Yra laidos būna, knygų lentynoj, naujausios knygos ir kai kurios yra, reiškia, kai norėtųsi įsigyti.
Turiu reikia užsirašyti ir tai galima sužinoti. Galima atsiversti Marijos radijo archyvą knygų lentynoje ir surasti aktualiausias knygas, pradedant nuo jaunimo. Jaunosios kartos religinis auklėjimas. Šią temą reikėtų. Kaip reikėtų ugdyti taip pat šeimų sveikatą. Tai šiuo atveju yra tiktų ir Humanė Vitae labai, enciklikos pakartojimas. Labai tiktų. Taip pat labai tinka Jono Pauliaus II kūno teologija. Nes šitos ydos, pavyzdžiui, žlugdo religinį gyvenimą. Labai žlugdo. Masiškai žlugdo. Totaliai žlugdo. Tėvai į tai reiktų labai atkreipti dėmesį. Dar norėčiau klausti apie dar vieną ydą šių laikų atneštą mūsų okupacijų. Tai yra nuodas kalboje, keiksmai. Jums keiksmų apsuptyje teko praleisti 15 metų ir kartais šiandien vaikščiodamas Lietuvoje, klausydamas kaip jaunimas šneka, tu kartais pasijunti, kad esi irgi kažkur tai kalėjime ar dar kažkur tai. Paulius rašė, kad joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų. Kalbėkite vien kas gera, kas tinka, pamokyti ir duoda naudą klausytojams. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate paženklinti atpirkimo dienai. Čia yra iš laiško Efeziečiams. Kokią įtaką žmogui daro jo kalba ir jeigu jo kalba yra užnuodyta šitų keiksmų? Ar įmanoma kažkaip vaduotis ir kaip vaduotis nuo to? Tai yra kankinimo priemonė. Šėtonas kalbą naudoja žmonių kaip kankinimo priemonė. Vien klausytis keiksmažodžių yra labai sunku. Pavyzdžiui, tas, kuris keikis, jam malonu. Čia yra narkotikas. Narkotikas yra malonus, bet tam kartui. Prie jo galima priprasti ir niekaip neatsikratysi. Bet krikščioniui, pavyzdžiui, keiksmažodis yra nuodas. Ir nes kas yra keiksmas? Keiksmas yra malda į šėtoną. Reiškia, šventų dalykų paniekinimas yra šėtono pagarbinimas. Keikdamiesi ypatingai, pavyzdžiui, reikia pasakyti, kad lietuviai neturėjo keiksmažodžių, tikrą prasme, kuriuos galima sakyti. Kokie buvo išplitę? Perkūnas, reiškia, žaltys, rupūžtų. Pati intencija bloga, bet pats žodis ta rupūžė buvo jie šventi dalykai kadaise. Perkūnas buvo dievybė, bet po krikšto jie tampa, reiškia, laikomi kaip jau neigiamas dalykas, jau antikrikščioniškas, bet tikrumoje jisai nėra, reiškia, keiksmažodis žeminantis tiesiog Dievą, juk tai buvo Dievo garbinimo forma. Tai šiuo atveju lietuviai tokių keiksmų beveik neturėjo. Juos atnešė iš slavų kalbų, ten, kur jau ypatingai susijęti su iškreiptu seksu, su motinos vardo, su Dievo vardo naudojimu ir keikimu ir žeminimu ir niekinimu. Šitos keiksmažodžius turi romanų tautos kai kurios, kur dievybė, Dievo motina niekina. Sakramentus niekina, germanų tautos čia ypatingai. Tai reikia pasakyti, kad Lietuva šiuo atžvilgiu buvo kaip sala, kaip širdis. Aš tai šitą žemėlapyje pastebėjau kartą Žvaigždės žurnale prieškariniam, kad Lietuva pavaizduota kaip širdis. Ir kad reiškia, o kadangi ji yra Europos centre, ji galėtų būti kaip Europos širdis. Ir šiuo atveju ši širdis reiškia ne keiksmų pilna, o gali būti tik pamaldumo, pamaldžių žodžių, Dievą garbinančių žodžių. Tai keiksmažodžiai reiškia, kiekvienas keiksmažodis suteršia žmogaus sielą ir aplinką. Jeigu garsiai ištarti maldos žodžiai laimina žmogaus kūną ir aplinką, pavyzdžiui, garsiai malda kalbama, šitą vandens tyrėjai yra užfiksavę. Prie vandens ąsočio sukalbėk malda, ji turės vieną bangą, ne
Šitą gali virguldininkai nustatyti. Jeigu paimsi kitą pripilsi, kur nebus kalbėta malda, kitokią bangą turi. Jeigu su keiksmažodžiais bus dar kitokia. Maistas su keiksmažodžiais yra sumaišytas, jisai yra kenksmingas žmogaus organizmui netgi, ne tik sielai. Todėl, pavyzdžiui, krikščionys ir Kristaus, jeigu pastebėsim, prieš valgį pasimelsdavo, palaimindavo. Kodėl? Kam reikia laiminti? Kad nebūtų tos blogio bandos keiksmažodžių. Galimas daiktas, kol tas produktas atėjo iki žmogaus, daug kartų jisai buvo plaunamas keiksmo vandeniu, keiksmažodžiais, piktais žodžiais. Ir retas daiktas ateina pas mus į kambarį, į aplinką, keiksmažodžių nesužalotas. Todėl dvasininkai paprastai prieš valgį palaimina maistą. Šiaip jau ir visi krikščionys tą darydavo. Kai kurie tebedaro. Aš irgi, pavyzdžiui, darau, jeigu ne. Mes darydavom kartais specialiai, kunigas Debskis, Jaugelis, jeigu žinam į valgyklą, restoraną, tai garsiai, reiškia, pasimeldžiam, atsižegnojam, tai visi atkreipia dėmesį. Čia tokia apaštalavimo forma būdavo, reiškia. Bet tikrumoje pats garsas, reiškia garsus pasimeldimas, jis yra palaiminimas. Galima mintyse palaiminti. Ir kunigas Debskis laimindavo. Viską, kas jį būdavo įtartina, jisai laimindavo į ne žodžiais, tai mintimis. Šitą darydavo kunigas Mocius. Visus įsigytus daiktus palaimindavo. Ir įspėdavo, kad laiminkime. Reiškia, jis pats jautė, kad tai yra ir iš mistikų matyti sužinojęs, kad keiksmažodžiais, blogais žodžiais galima užteršti daiktus. Todėl žmonės, dabar jaunimas, pavyzdžiui, jisai negali kalbėti be keiksmažodžių, kaip ir rusai, pavyzdžiui, kaliniai, negali sakinio pasakyti be keiksmažodžių. Ir tokiu būdu tas prakeikimas, reiškia, telkia tam tikrą bausmę. Kas yra bausmė? Šėtono pergalė prieš Dievo pasaulį, prieš dvasinį pasaulį jau. Ir šėtoną, kaip prisipildo to niekšybės taurė, niekšybės paslapty, tas galima atsiskleidti, tam ir aktuali yra ta knyga. Niekšybės taurė prisipildžius, reiškia, jis įsipila, kaip Sodoma ir Gomora sieros ugnimi. Tai, pavyzdžiui, kalbant apie mūsų dabartinius karus ir aplinkybės, jos irgi yra neatsitiktinai atsitikę. Yra kažkur kažkas išliejęs, perpildęs taurės. Tai jeigu mūsų tautoje ta persipildys taurinė keiksmažodžių, yra kai kurie mistikai sakė, kad reiškia, turi viršyti maldų kiekis, keiksmažodžių kiekį. Pavyzdžiui, Austrija išsivadavo iš rusų priespaudos sovietų, kai buvo 10% jų kalbančių rožyną tikinčiųjų. Tai šis šeimose asmeniškai žmogus, kuris vartoja keiksmažodžius ar mintyse, ar žodžiais, į save suteršia, nuginkluoja, tai jis turi taip pat mintyse, kaip minimumas, atsiprašyti mintyse, jeigu žodžiais, tai žodžiais išsakyti atsiprašymą. Geriausia, jeigu pavyksta kunigą sutikti kada nors, per išpažinti tą reikalingą, keiksmažodį reikia įvardinti, meldžiausi šėtonui. Nes keiksmažodis yra šėtono pagalbininkas. Tai va, jeigu išpažįsti taip radikaliai, tai tada dings noras kartoti šitą maldą šėtonui, keiktis. Tai va, aš ne tik šios srity, bet ir kalbos srity sužlugęs, kai grįžau pirmą kartą iš lagerio, nustebau tiesiog.
kad taip lietuvių kalba sudarkyti. Ne tik, kad tie žodžiai, sakysim, atsirado rusiškai tokie vertiniai, kaip užsidėjau batus, susidėjau švarką. Nu kaip galima batus susidėti? Ant ko? Ant galvos. Ir vaikai tą visur kalba. Čia yra kalbos, čia nėra nuodėmė, bet nepagarba savo gimtai kalbai yra. Arba rašymas be lietuviškų rašmenų, žinutėse, tarkim. Tai jeigu gali ir darai tą, tai yra, tu išjuoki savoje niekinį, tai čia yra prie savo tautybę, prie šeimą, bet yra, reiškia, šitos nuodėmės keiksmažodį, kai grįžau, įsidarbinau, reiškia, Kaune gamykloj, ten merginos atėjo, jos dirbo ten ir keikėsi rusiškai. Pirmą kartą gyvenime išgirdau, kad merginos keiktųsi rusiškai, bendrai nebuvo tokio iš viso Lietuvoje papročio, kad moterys keiktųsi. Tad jaunos merginos, tai mane labai nustebino. Reiškia, po 7 metų grįžus iš lagerio pasikeitė, reiškia, moralinė atmosfera jaunimo. Štai kodėl noras jaunimui knygą atitinkamą, reiškia, išleisti, kad turėtų atsvarą tam tikrą iš pat jaunystės. Nes mintys ir žodžiai, mintys su mintim yra sunkiau, kadangi 80% informacijos gauna žmogus per vaizdus. O tie vaizdai, reiškia, mintis skatina atitinkamas. O mintys žodžius skatina. O kartu ir veiksmus. Labai ačiū už pasidalintas mintis. Palinkėjimas mūsų lietuviams. Palinkėčiau ne tik prisiminti dievų tikėjimą, ne tik saulės dievą, ne tik perkūną. Šito galim ir neprisiminti. Juos vardoja kartais žmonės lietuviai keiksmažodžiuose. Himne, kai aš giedu Lietuvos himną, aš galvoju, kad saulė Lietuvoje mūsų tikrų tamsumų negalės pašalinti. Saulė gali pašalinti nakties tamsą, ūkanas. Tikrą tamsą gali Lietuvoje pašalinti Dievas. Ir kai aš giedu Lietuvos himną, aš prisimenu 49 metais Vokietijoje lietuvių išeivių išleistą maldaknygę, kurioje Lietuvos himne buvo taip užrašyta: tegul Dievas Lietuvoje tamsumas prašalina. Palinkėčiau, kad kiekvieną dieną ir mintimis ir žodžiais mes stengtumės pašalinti tamsumas. Dievo pagalba.